Labas vakaras visiems, kurie neabejingi savo ir artimųjų sveikatai. Šį kartą laidoje pasikalbėsime apie bereikalo vartojamų antibiotikų žalą, į epidemiją plintantį cukrinį diabetą, pagaliau Lietuvoje atsiradusią vakciną nuo meningokokinės infekcijos. Pasimokysime taisyklingai valyti dantis. Taip pat sužinosime, ką daryti nusiplikus karštais skysčiais, kaip žolelėmis gydyti burnos gleivinę. Rubrikoje Ačiū gydytojau svečiuosimės pas otorinolaringologę Jolantą Liutinskaitę. Antibiotikus visuomenė laiko panacėja, stebuklingų vaistų ir griebiasi jų reikia ar nereikia. Neatsakingai vartojant antibiotikus pradėjo rastis šiems vaistams atsparių bakterijų. Kaip antibiotikai veikia ir kaip keisti savo elgesį, kad jie organizmą vis dar gydytų. Antibiotikai, tada, kada jie buvo atrasti, kada buvo įvertintas jų veiksmingumas ir efektyvumas gydant infekcinės ligas, nuo to laiko išgelbėjo milijonus gyvybių. Ir šiandien tai yra tas vaistas, kuriuo antibiotikai yra tie vaistai, kuriais mes galime disponuoti, gydydami infekcinės ligas ir daugeliu žmonių palengvinti gyvenimo kokybę, išgydyti nuo labai sunkių ligų. Tačiau pastaraisiais metais pastebima tendencija, kad žmonės patys neretai griebiasi antibiotikų kaip priemonės, kuri padeda pasveikti ypatingai viršutinių kvėpavimo takų ligų atveju. Tačiau reikėtų prisiminti, kad daugelį kvėpavimo takų susirgimų, pasireiškiančių slogą, kosulių, gerklės skausmų, sukelia virusai. O mūsų žinomi antibiotikai virusų neveikia. Ir todėl tas gydymas yra daugiau kenkimas savo negu pagalba virusinių susirgimų metu. Antibiotiko reikalingumą tam tikrų ligų atveju turi nuspręsti gydytojas. Antibiotikai yra tokie vaistai, kurie naikina bakterijas. Vienokiu ar kitokiu būdu įsiterpdami į jų vystymąsi. Todėl, jeigu antibiotikai yra vartojami ne tada, kada jų reikia, ir nepakankamomis dozėmis, ir netinkamu ritmu, jie nenužudo bakterijų, o vaizdžiai tariant, padaro jas stipresnėmis. Tai yra nedidelės antibiotikų dozės, sudaro sąlygas pasikeisti bakterijos genetiniai informacijai ir bakterija tam antibiotikui pasidaro atspari. Todėl sekantį kartą, kada į žmogaus organizmą vėl įsiskverbia bakterijos ir sukelia ligos simptomus, tas antibiotikas, kuriam bakterija atspari, jau yra neveiksmingas. Reikia ieškoti kažkokių kitų būdų, kaip išgydyti ligą, kaip kovoti su infekcija. Sveikatos priežiūros specialistams pastebėjus, kad pacientai linkę piktnaudžiauti antibiotikais, pradėta visuomenę šviesti. Kauno regione buvo sukurta antimikrobinio atsparumo valdymo grupė. Šios grupės veikloje dalyvauja du mūsų rajono atstovai, tai dalyvauju aš ir savivaldybės gydytoja Ramunė Kabošienė. Mūsų rajone šiais metais visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis yra finansuojamas projektas, kurio dėka mes galime mažesnę kainą atlikti C reaktyvinio baltymo tyrimą vaikams iki 7 metų amžiaus. Šis tyrimas, C reaktyvinis baltymas, yra tas rodiklis, kuris parodo ir padeda diferencijuoti virusinės ir bakterinės infekcijas. Reiškia, gydytojai atlikę C reaktyvinio baltymo tyrimą ir įvertinę jų rezultatą, gali nuspręsti ir paaiškinti pacientui, reikalingas jam antibiotikas ar ne. Žiemą dažniau gurkšnojame karštus gėrimus, verdame sriubas, tad padidėja tikimybė apsiplikyti. Kaip tokią žaizdą gydyti ir ko jokiu būdu nedaryti. Iš karto priešingybę naudoti šaltą vandenį, sakykime. Tas šaltas vanduo turi būti neledinis, kambario temperatūros, nes staigiai atšaldytume tą vietą, kuri
išorinė, kontaktinė su oru, ta vieta atšaldoma ir kartu lyg ir užkertame išeiti šilumai iš gilesnių sluoksnių. Kodėl reikia vėsinti? Todėl, kad jau ir nebeveikiant karščio agentui, čia šiuo atveju, sakykime, jūsų klausime vandenį, vis tiek vyksta gilesnių audinių, gilesnio odos sluoksnio kaitimas dar. Šiluma eina gilyn. Dėl to reikia vėsinti vandenį. Ir rekomenduojama taip maždaug 20-30 minučių vėsinti vandenį bet kokio nudegimo metu, ar tai būtų nusidegę riebalais, ar tai būtų vandeniu, ar kitų karštų skysčių, ar garais, ar prie metalo prisilietę, ar cheminių pagaliau kažkokios medžiagos paveikia odą, bet nedaryti tos klaidos, kaip žmonės daro, iš karto tepalu kokiu nors ar riebalais. Uždeda tą nudegusią vietą. Kas tuo metu vyksta? Izoliacija. Riebalinis sluoksnis tai izoliacija. Atšaldžius, jau tada galima būtų lygti ir tepaliukais dėti. Parankiausias turbūt būtų argoseptas. Yra purškiamas gelis. Jisai ir tolimesnį laikotarpį galima naudoti nudegimo gydymui. Žiūrint, kokio laipsnio nudegimas. Gydytojas pastebi, kad nudegimai dažniausiai būna baisūs, nes juos visada lydi stiprus skausmas. Nusiplikius neretam iškyla pūslių, kai kurie skuba jas pradurti. Ar tai teisinga? Sakyčiau, to nereikia daryti. Iš dalies tai yra kaip ir apsauginis tvarstukas, nuosavas, nes jau nulupus pūslės gaunasi paviršinio odos sluoksnio defektas ir per tą vietą ištenka daugiau limfos, daugiau gilesnį sluoksnį gali greičiau pasižeisti. Iš pat pradžių tose pūslelėse susidaro lyg ir želatina. Baltymai kažkiek kurguliuoja, jie kažkaip apsaugo kaip tvarstukas nuo netidaro vartų infekcijai. Ten jau gydytojų priežiūroje, mediko priežiūroje, kada atsiranda tam tikroje stadijoje, kada tos pūslės jau suskystėja, jos kaip maišelį pasidaro, gali tai būti 2-3 dieną. Tada jau jie šalinami, tada dedamas tvarstukas. O jeigu nusideginus neturime namie reikalingų medikamentų, ar yra kokių liaudiškų priemonių, kurių galėtume griebtis? Pagal eiliškumą šaltas vanduo, ką jūs galite padaryti. Kiaušinį turit, baltymo to uždėti. Jisai irgi kaip šaldomasis elementas gaunasi, ar ne baltymas. Ir kartu jisai sumažina skausmą. Ir jisai sutraukia lyg ir tokia plėvelė gaunasi. Nedėti riebalų, kaip minėjau. Toliau jūs turite galbūt alijošiaus lapą per pjovę uždėti minkštimą arba netgi sultį suspausti ant tvarstelio, sterilų tvarstelį namų sąlygom su lygintuvų paruošti. Su lygintuvų pakaitinus, barnę, palyginus lankščius tam tikro dydžio tvarstelį, kuris padengtų nudegimo plotą, galima sulčio lavijoje spausti ir uždėti ant tos žaizdos. Geriausia, tai tos turbūt lapas būtų kuo greičiau pasirodyti medicinos įstaigų, kur galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą. Mokslininkai prognozuoja, kad ateityje pasauliui gresia cukrinio diabeto epidemija. Praėjusiais metais šią ligą sirgo 336 milijonai žmonių. Kas 7 sekundės vienas diabetikas miršta. Kodėl cukriniu diabetu susergama ir kaip šios rykštės išvengti? Tai yra lėtinė liga, kuriai būdinga hiperglikemija, tai yra pastovus ilgalaikis gliukozės kiekio padidėjimas kraujuje ir tai yra procesas, kuris kaip čia kenkia, gadina kraujagyslinę sistemą visą. Paveikia ir baltymų, ir riebalų, ne tik angliavandenių apykaitą, ir mineralų, ir vitaminų. Kitaip sakant, yra sunki lėtinė liga,
duodanti sunkias komplikacijas, brangiai kainuojanti valstybei kaip gydymo požiūriu. Mūsų žmonės ne visada supranta, kad verta anksti kreiptis, anksti nustatyti ir tuo pačiu nedaug ligonių bus apribojimų. Ta diena, kai nustatome diabetą, dažniausiai jis būna užleistas, jau ligonis galėtų kreiptis anksčiau. Tai 5 metai išgyvenimo reiškia jau išsibraukė. Jeigu diabetu susirgęs asmuo nesupranta savo ligos ir nepakankamai skiria dėmesio, dar 5 metai reiškia ligoniui išsibraukė iš gyvenimo. Pasak gydytojos, 80% cukrinio diabeto atvejų yra antro tipo. Tai pagyvenusių žmonių diabetas, 20% pirmo tipo jaunų žmonių. Jeigu jūs vyresnio amžiaus, jeigu jūs turit hipertenziją, jeigu jūs turit išeminę širdies ligą, jeigu jūs sergate odos ligom, jeigu jums prastai gydo žaizdą, jeigu vargina genitalinių niežėjimai, jeigu aplamai jūs prasčiau jaučiatės, pirmą progą, kol dar nėra jokių ypatingų skundų, reikėtų ir pasitikrinti. Ir jeigu randat nukreipimą, pasitikrinti giliau, todėl kad reiškia yra tokia savoka kaip prediabetas. Kada angliavandenių apykaita yra nedaug nukrypusi, nes normalus gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje, kai buvo norma 3,33 ir iki 5,55 taip ir liko. Bet jeigu jūs randat nedidelius nukrypimus, apribojat dietą, apribojat gyvenseną, jūs galite pilnai išvengti paties tokios ligos kaip diabetas ir tai yra labai daug. O žinoti savo šeimos, ar jūsų šeimoje sirgo diabetu, pasižiūrėti į veidrodį, ar jūs tikrai turit viršsvorį ar nutukimą, turbūt labai nesunku. Lietuvos medikai praneša, kad daugėja vaikų, kuriems diagnozuojamas cukrinis diabetas. Gydytoja tvirtina, kad šią tendenciją lemia genetika ir netaisyklinga mityba. Pirmiausia, tai yra genetika. Yra visa eilė genetinių nukrypimų. Antras dalykas - mūsų nesveika mityba ir mūsų vis didesnė chemizacija. Kasos, kepenų rezervai be abejo neatlaiko šito visko, kas vyksta dabar su mumis maisto pramonėje. Bent jau tik šitą aspektą, nekalbu apie kitus teršalus. Tai kodėl jaunų žmonių tarpe didėja diabetas, atsirado antro tipo, nes vaikų ir paauglių tarpe didėja nutukimas. Jeigu praversite mokyklos duris ir beveik kiekvienoje klasėje rasite keletą vaikų su nutukimu ir į tai nedaug kas kreipia dėmesį, nuo darželinio amžiaus turėtų tėvai, pedagogai, visi, kas susiduria, turėtų šitą klausimą būtinai koreguoti. Cukrinis diabetas neišgydomas, tenka keisti savo gyvenimą ir prisitaikyti. Tačiau ši liga valdoma, ramina gydytoja. Svarbiausia, cukrinį diabetą kuo anksčiau pastebėti. Ligą užleidus, tragiškos komplikacijos neišvengiamos. Koks yra ligonio gyvenimas, jeigu jam kas antrą dieną reikia važiuoti į dializę, arba jeigu jis yra dializuojamas ir nematantis. Kodėl tie jauni žmonės neišsaugojo sveikatos ir neišvengė, pavyzdžiui, aklumo, neišvengė hemodializės, prarado kojas. Tai galėčiau pasakyti, viena iš didžiausių priežasčių - nesuvokimas to susirgimo esmės ir nesupratimas, kad pirmi 2 klausimai - nėra dietinio gydymo, nėra fizinio aktyvumo. Trečias faktorius - gydytojas su savo viso arsenalu medikamentų nieko vienas nepadarys. Ir vaistai yra dėja tik 3 vietoje. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre registruoti 1170 suaugusiųjų ir 4 vaikai iki 18 metų sergantis cukriniu diabetu. O dabar jūsų laukia pamokėlė, kaip taisyklingai valyti dantis, ne tik šepetėliu, bet ir siūlu bei tarpdančių šepetėliais. Norint išvengti ėduonies ir dantenų ligų, reikia valyti dantis 2 kartus per dieną. Tai ryte, po pusryčių ir vakare prieš einant miegoti. Dantis valome su minkštu šepetėliu ir dantų pasta. Dantų pastos dedam labai nedaug, žirnio dydžio. Ir tada pradedam valyti, tai valomės prasižiojus, kiekvieną žandikaulį atskirai valom. Atremiam dantų šepetėlio šerelius į dantenas ir tokiais sukamaisiais vibruojamais judesiais tiesiog
einam vienam dantukui 10 judesių, kad jisai tik tai maždaug išsivalytų. Ir einam nuo vienos pusės link kitos. Lygiai tas pats apačioje. Atremiam dantų šepetėlio šerelius į dantenas ir lygiai tokiais pačiais sukamaisiais vibruojamais judesiais valom dantukus. Toliau yra liežuvinė pusė, gomurinė pusė. Jas valom šluojamaisiais judesiais. Viską braukiam nuo dantenų link kandamojo krašto. Nuo dantenų link kandamojo krašto irgi po 10 sykių kiekvienam dantukui, kad jisai tik tai maždaug išsivalytų. Lygiai taip pat viršuje. Nuo dantenų link kandamojo krašto, prie kiekvieno danties. Toliau dantis turi krūminius paviršius, juos taip pat reikia išvalyti, irgi valom sukamaisiais judesiais, tiesiog atremiam šepetėlio šerelius į dantų vagelės ir viską va taip išvibruojam, išsukam visą apnašą prie kiekvieno dantuko, tiek viršuje, tiek apačioje. Taip pat reikalingas yra ir dantų siūlas, nes dantų šepetėlis mums tarpdančių neišvalo, tą turi padaryti siūlas. Imame maždaug 30 cm siūlo, užsiviniojam ant didžiųjų pirštų, ant vieno piršto daugiau, ant kito mažiau, paimam su smiliais ir su nykščiais ir jeigu viršuje valome tarpdančius, tai vedam su nykščiais. Įvedam į tarpdantį, palendam po dantenom, apkabinam danties paviršių, padarom C raidės formą ir viską išbraukiam iš po dantenų keletą kartą. Vėl į tą patį tarpdantį, tik tai kito danties kraštą. Irgi iš po dantenų viską ištraukiam. Tas pats lygiai apačioje, tik tai jau darom su smiliais. Tai o, irgi. Įvedam ir ištraukiam iš po dantenų. Dar galima naudoti tarpdančių šepetėliams, tarpams valyti tarp dantų. Šepetėliai turi brauktis per danties paviršių. Taip, šereliai turi, šepetėlio šereliai tiesiog turi braukti per danties paviršių, kad visas apnašas išsivalytų. Reikia naudoti, yra įvairaus dydžio šepetėliai, nes tarpdančiai yra skirtingi ir kiekvienam tarpdančiui turi pats žmogus atsirinkti, kurio jam šepetėlio reikia. Tobulo gydytojo portretą savo laidose piešiame jau ne kartą. Tai ne tik puikus specialistas, bet ir džiugios nuotaikos nestokojantis žmogus. Būtent šios otorinolaringologė Jolantai Liutinskaitei linki gydytojos darbu patenkinta pacientė. Sveikatos. Ir tokios nuotaikos visą laiką, visą gyvenimą būti. Priimti žmonės su tokia nuotaika. Gripo susirgau ir staigiai man ant ausų krito, ant abiejų ausų. Kai va išėjau į lauką važiuoti į polikliniką, bijojau eiti, kad mašina nesuvėžytų. Užimas, visapusiškas užimas galvoj. Suprantate, ausyse. Nuo pirmos dienos vaistus atspėja ir gerai pasidarė. Ir dabar girdžiu. Ir jūsų balsą girdžiu. Jau nuo vaikystės mane žavėjo mediko profesija, o noras padėti žmonėms dar mokykloje paskatino rinktis medicinos studijas. 4 kurse pradėjau studijuoti atskiras klinikinės disciplinas, susipažinti su įvairiom gydytojų profesijom, jų darbo specifika ir labiausiai man patiko otorinolaringologija. Kuo jūsų darbas jums labiausiai patinka? Mano darbas yra labai įdomus ir atsakingas. Kasdien susiduriu vis su naujais iššūkiais, diagnozuojant ir gydant ligas, o kai susidoroju, jaučiu moralinį pasitenkinimą. Kokių sunkiausių ligos atvejų per darbo metus yra pasitaikę? Kėdainių ligoninėje dirbu jau 20 metus, todėl tų ypatingų įvairių ligos atvejų yra pasitaikę ne vienas, nuo kraujavimo iki įvairių infekcinių ligų ir jų komplikacijų, bet kažko ypatingo išskirti negalėčiau. Aišku, dėl tokių ligonių tenka nerimauti, tai yra rūpintis jų sveikata ir pasibaigus darbo dienai ir savaitgaliais, kartais tenka važiuoti į ligoninę ar konsultuoti telefonu. O kaip sekasi atsiriboti nuo tų minčių apie savo pacientų istorijas? Nuo popierių atsiriboti tai lengva, bet ne nuo pacientų.
O kaip gydytoja leidžia laisvalaikį? Laisvalaikiais lankausi įvairiuose kultūriniuose renginiuose, daug dėmesio skiriu savišvietai, medicinos naujovėms, kurias pritaikau gydydama pacientus, daug keliauju Lietuvoje ir po užsienį, tobulinu anglų kalbos žinias. Gamtos vaistinėlė bedugnė ir neišsemiama. Šįsyk vaistininkas ir žolininkas Marius Lasinskas atskleis, kaip gydyti burnos gleivinę ir gaivinti burnos kvapą. Galima tiesiog paimti, kad ir kokį šalaviją, jeigu turite. Šalavijas daugiau auginamas darželiuose, žinoma, jisai gamtoje nerandamas, tai jeigu jūs auginate, tai tiesiog galima netgi jį kramtyti. Netgi galima šalaviją patupėti pakramtyti. Iškart pajusti, kai dezinfekuoja, tai yra netgi vietoj kramtomųjų gumų. Taip gali būti mums pakaitalas. Reiškia tiesiog augalas, kurie turi eterinio aliejų, dezinfekuojančių medžiagų, tokių kaip šalavijas ar čiobrelis. Irgi tą patį galima daryti su čiobreliu. Tiesiog pakramtyti. Ir labai gerai išdezinfekuoja visą gleivinę, burną. Tiesiog galima po kiekvieno valgio, arba kas turi įvairios parodontozės ar problemų burnos, ar ne, tai tiesiog galima kramtyti tos augalus. Nieko tokio negu ir nuryti. Galima pasidaryti arbatėlės ir tokį valgomas išaukštas ant stiklinės ir galite gargaliuoti. Jeigu turite ir studentenos problemų, tai galite paimti netgi ir mėtos lapelį. Galima tiesiog jį vėlgi kramtyti. Galima kramtyti. Ir paskui tiesiog galima jau įspjauti, jeigu tai yra kažkokia pažeista gleivinė, tai kad su tojais visais pakenkimais nenuryti, tai galima tiesiog tą augalą paskui įspjauti. Taip pat galima, kaip ir minėjau, pasidaryti įvairius užpilus arba nuovirus ir įskalauti gleivinę. Tai galima tiesiog pagarguliuoti ir irgi galima paskui įspjauti. Žinoma, ne tik tai augalai, bet galima įvairius ir druskos tirpalus pasidaryti. Tai irgi labai yra naudinga, ypač jeigu pūliuojančios yra dantenos, tai tiesiog arba atini šaukštelį stiklinę vandens ir galima irgi gargaliuoti. Vienas iš tokių augalų visiems jau tikrai žinomas ir gal jau ir turite nuo vasaros prisidžiovinę, tai yra medetka, vaistinė medetka, tokių iš tradicinių augalų, seniai naudojamų skalavimams, kai yra netgi angina ar uždegimai įvairūs, gleivinės ar burnos, tai galite pasidaryti tiesiog gerą valgomą išaukštą, stiklinį vandens ir tokį 20 minučių palaikyti uždengus ir pagargaliavus, galima vėlgi spjauti paskui. Arba galima pasidaryti vienas arbatinis šaukštelis stiklinį, tokią arbatėlę ir ją gerti mažais gurkšneliais. Galima tiesiog nešiotis kažkur tai ar maišelį keliaujant ir po kiekvieno valgio ar per susitikimus, jeigu burnos ertmė tokia nelabai gaiviai kvepia, tai galima ją pakvepinti, tarkim, anyžnio lofanto lapelis. Anyžnis lofantas. Visi tai švelnų anyžių kvapą ir netgi labai yra skanu. Tai galima anyžinis lofantas, jisai žinoma yra auginamas darželėje, reikėtų nusipirkti sėklų ir užsiauginti. Tai jisai netgi yra skanus, skani iš jo yra arbata. Jis ne tik tai, kad dezinfekuoja, gydo visą gleivinę ir gerklę, bet jisai stiprina ir bendrai imunitetą. Visas priemonės ir viskas labai yra paprasta ir dažniausiai nieko nekainuoja. Tik tai daug valios ir pastangų ir visą galite patys pasidaryti. Kuo pavojinga meningokokinė infekcija, ar galima nuo jos pasiskiepyti? Parūpo ne vienam iš jūsų. Į klausimą atsako pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Viltara Dudienė. Meningokokinė infekcija tai ūminė bakterinė infekcija, kuri patekus į kraują gali sukelti sunkiausias klinikinės formas, tai pūlingą meningitą ar žaibinį sepsį. Šią infekciją sukeliančios bakterijos yra kelių tipų, bet Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, dominuoja meningokoko B ir C tipai. Būtent meningokokas B ir sukelia tas sunkiasias formas, pūlingą meningitą ar žaibinį sepsį, nuo kurio dėja mirštama ir šiais laikais. Sirgti šią infekciją gali įvairaus amžiaus žmonės, bet infekcija pati pavojingiausia mažiausiems, tai yra iki 5 metų amžiaus vaikams bei paaugliams. Šiose rizikos grupėse sergamumas yra pats didžiausias, dėja mirtingumas taip pat. Ir
net ir pasveikus po šios infekcijos, neretai lieka įvairių liekamųjų reiškinių, kartais tenka amputuoti galūnes. Todėl labai džiugu, kad pagaliau sukurta vakcina galinti apsaugoti nuo meningokoko B sukeliamos meningokokinės infekcijos. Šia vakcina skiepijami vaikučiai nuo 2 mėnesių amžiaus ir priklausomai nuo to, kokio amžiaus skiepijami vaikai, jiems skiepijamos 3 arba 2 vakcinos dozės. Taigi vakcina nuo meningokoko B sukeliamos infekcijos sumažins ne tik sergamumą, bet ir mirtingumą nuo šios sunkios ir klastingos infekcijos. Meningokoko infekcija susirgusių vaikų mirties mastai neįtikėtinai dideli. Praėjusių metų duomenimis Lietuvoje iš 100 mirė 14. Norintieji pasiskiepyti turi kreiptis į šeimos gydytoją. Tai buvo visi sveikatos patarimai. Laukiame jūsų dėmesio šventinėje laidoje per pačias Kalėdas, gruodžio 25-ąją. Sudie. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada geros vaistų kainos. Virškinimui Mezim už visada gerą kainą – tik 7 litus 80 centų. Kepenims Livosil siūlome mažiausią kainą – tik 13 litų 80 centų. Validolis tik už litą 80. Vitaminai širdžiai Cardio Ace net 65% pigiau – tik 16 litų 80 centų. Maistas smegenims Neurozan 45% pigiau – tik 38 litai. Lašai širdžiai visada geromis kainomis. Siūlome naujieną – už prieinamą kainą efektyvios priemonės nuo plaukų slinkimo. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.